Daugybė viso pasaulio lingvistų, archeologų, istorikų, mitologų ir kitų mokslo šakų atstovų mėgina nukeliauti į priešistorinius laikus. Sužinoti, kaip prieš tūkstančius metų gyveno mūsų protėviai, kur keliavo, su kuo kariavo ir kaip kalbėjo. Kalbos paslaptis – didysis amžių raktas, padėsiantis mums suvokti savo praeitį, iššifruoti senuosius raštus, identifikuoti tapatybę. Naujausi mokslininko tyrimai atskleidė, kad lietuvių kalba raktas į indoeuropiečių prokalbę. Garsiausi pasaulio baltistai susibūrė tam, kad atkurtų vadinamąją proto-baltų kalbą, kurios vertė bus ne mažesnė nei lotynų kalbos. Taip, klausimas yra toks. Jeigu mes įsivaizduosim kalbas pagal medžio modelį, nors iš tikrųjų jis nėra visiškai tikslus, bet leiskim savo šitą prabangą, tai kažkada bendra prokalbė bus storas kamienas. Storas tai reiškia, kad jin irgi ne vienalytė, kaip Lietuva dabar yra viena kalba, tačiau tarmės kažkokios vis tiek yra. Ir štai kažkurio metu pradeda atsišakoti atskiros kalbos, kurios jau ryškiai nutolsta, jau tampa savarankiškomis kalbomis, tokios storos šakos. Tos šakos savo ruožtu toliau vėl šakojasi, tai kurios pirmą atsišakoja ir labiau nutolsta, ir savo fonetinę struktūrą, savo darybą, daugybę parametrų. Tos galima įsivaizduoti, reiškia, linksta į šalį, o kurios mažiau nutolsta, jos tarsi arčiau viršūnės. Tai šia prasme, kad baltų kalbos, manoma, yra vienas iš mažiausiai nutolusių nuo prokalbės. Tai negalima sakyti, kad jos visiškai nenutolo. Žinoma, kalbos keičiasi ir mes netgi gal 13-10 amžiaus lietuviais gal nesusišnekėtumėm šiuolaikinę literatūrinę kalbą. Taip iš pirmo, žinoma, pabendravę atpažintumėm, tarkim, kai ką, bet, kaip sakant, kalbos keičiasi, žinoma, tačiau daugybė savo parametrų baltų kalbos manomos esant mažiausiai nulinkusios į šalį. Archeologas Aleksas Luchtanas mano, kad šiuolaikiniai metodai leidžia baltų etnoso formavimosi pradžią laikyti antrąjį tūkstantmetį prieš Kristų. Iš esmės apie baltus kaip susiformavusios etninės grupės galima kalbėti tik tai nuo metalų epochos, tai yra geriausiu atveju nuo antro tūkstantmečio prieš Kristų. Kiti mano, kad išryškėja baltų etnosas labiau tik pirmame tūkstantmetyje prieš Kristų. Pirmiausiai mes naudojam retrospektyvinį metodą, einant nuo žinomų paminklų, nuo neabejotinai baltiškų senienų užfiksuotų rašytinės šaltiniuose, einam į amžių gilumą, analizuojam panašumus, kažkokius bendrumus materialiniai kultūrai, analizuojam bendras teritorijas, kuriuose neabejotinai fiksuoti baltiški vietovardžiai ir bandom tą grandinę nuvesti kuo toliau į praeitį. Baltai, baltoslavai, prūsai, aisčiai, lietuviai. Mes kažkodėl save tapatiname tik su pastaruoju pavadinimu. Tačiau seniausiuose istoriniuose šaltiniuose lietuviška šnekta kalbantys žmonės buvo vadinami kitų vardų. Jie fiksuoja mums aisčius. Dėl Tacito aisčių dar galima šiek tiek abejoti, nes aisčių vardu galėjo tuo metu būti įvardintos ne tik tai baltų kalbas vartojančios gentis, bet ir kiti gyventojai, esantis tokioje labai įdomioje, strategiškai svarbioje vietoje, kaip Vyslos žemupys, Aismario pakrantės, kur buvo renkamas, kai kur gal net kasamas gintaras, bet vėliau tas vardas aisčių išlieka, jis fiksuojamas ir vėlesnis šaltinis ir mes be jokios abejonės galime pasakyti, kad po aisčių vardų slypi vakarų baltai, o kaip buvo su rytų baltais, kaip jie buvo vadinami, čia jau yra kitas klausimas. Galų gale ir aisčių vardas tai matomai nėra jų autentiškas vardas, jos taip pavadino kaimynai, tai yra greičiau germaniškos kilmės vardas. Patys savęs jie galbūt taip ir nevadino. Ir mes turime labai daug istorijų tokių atvejų, kai kaimynai vadino tautas vienaip, jie patys save vadina kitaip. Paimkim, kad ir slavų ir šalia jų esančių germanų kontaktus. Germanai turi daugybę
pavadinimų skirtingus kalbose, priklausomai nuo to, su kokiomis germanų gentimis kontaktavo kaimynai. O visiems slavams germanai nemcai, nebiliai. Oficialiai teigiama, kad pirmasis Lietuvos, lietuvių valstybės paminėjimas įvyko 1009 metais, kuomet pagonys Lietuvos Rusijos pasienyje nužudė misionierių arkivyskupą Brunoną. Tačiau vis daugiau mokslininkų tikina, kad lietuvių arba baltų vardo istoriniuose šaltiniuose reikia ieškoti kitais pavadinimais. Pirmiausia, kaip galindų ir suduvių. Todėl naudokime jau tais šaltiniais, kurie tikrai kalba apie baltus. Ir čia pirmiausiai Publius Kornelijus Tacitas, bet čia jau yra vėlesni laikai, čia yra ta epocha, kai baltiškas pasaulis pasidarė tikrai įdomus antikiniam pasauliui ir pirmiausia romėnams dėl gintaro, ir kada buvo organizuotos tos pirmos išvykos, ekspedicijos, kada prasidėjo ta priekyba, nors ne visi baltai prekiavo. Iš esmės pačią priekybą gintaru kontroliavo tik tai taip vadinamus Dolkejum Kovrovo kultūros žmonės, esantis prie pačių geriausių telkinių. Ir kur buvo sukurta jau tam tikra infrastruktūra to gintaro gamybos, vežimo, sukaupimo didesnėse prekybvietėse ir paskui gabenimo link Romą. Bet vat tada tikrai baltiškas pasaulis sudomino romėnus ir jis aptinkamas ir baltų atskiros gentis, kaip galindai ir sudinai, ir baltai platesnė prasme, kaip aiščiai, tada jau tikrai figūruoja rašytinės šaltiniuose. Kodėl tokia galinga tauta, palikusi milžinišką pėdsaką indoeuropiečių vystymosi istorijoje, šitaip sunyko? Ar ištisos baltų gentys buvo sunaikintos, ar asimiliavosi? Buvo suvokietintos, surusintos? Ar išlaikė savo genofondą, tik ėmė kalbėti kitomis šnektomis? Milžinišką tautų masyvą, įsidėsčiusi nuo Okos iki Vyslos, pirmiausia įtakojo didysis tautų kraustymasis, prasidėjęs 5 mūsų eros amžiuje. Tokie procesai, pavyzdžiui, yra ankstesni procesai, tokie procesai kaip hunų invazija į Europą 4 amžiuje, hunų užkariavimai, jie nepraėjo be pėdsako ir Lietuvoje. Ir todėl mes mūsų archeologinėje medžiagoje turime ir žuvusių žmonių, kurie buvo sužeisti ir mirė nuo trisparnių huniškų strėlių antgalių. Mes turime tuo metu 5 amžiuje sudegintus piliakalnius ir visas kultūrinis sluoksnis nusėtas huniškomis strėlėmis. Mes turime segės huniškas patekusias ir rodančias kažkokius kontaktus su Krymo teritorija, su stepių zona. Mes niekada nebuvom izoliuoti. Apie tai labai gražiai savo metu rašė ir mūsų mokslinės archeologijos pradininkas Jonas Puzinas, kad jis domėjosi daugiausiai to balto aukso amžiumi, romėniškojo laikotarpį, ir visas pabrėždavo, kad mes nebuvom izoliuoti nuo pasaulio. Vėliau prasidėjo šimtmečius trukęs baltų asimiliacijos procesas. Periferiniai arba kraštiniai baltai palaipsniui virto slavais. Yra 3 nuomonės, nuo senų laikų kalbininkų, žinom, yra 3 iškeltos hipotezės. Arba pirma, kad baltų ir slavų prokalbės yra lygiai taip pat kaip ir kitos indoeuropiečių prokalbės kalbų, skylant indoeuropiečių bendrai prokalbė, atsišakojusios ir nuo to laiko savarankiškos. Kita hipotezė yra, kad baltų slavų prokalbė ilgą laiką buvo bendra jau kitoms kalboms atsišakojant ir tik po to vėliau skilo, kitaip sakant, tarsi būtų dar bendro kamieno tokios storos šakos, reiškia, dalis ir tik po to atskiltų, išsiskirtų. Ir trečia hipotezė yra, kad, tiesą sakant, slavų kaip tokių nebuvo prokalbės, buvo baltų prokalbė ir nuo jos kažkurio metu ėmė atsišakoti, formuotis ir susiformavo praslavų kalba. Na, dabar mes galėtume sakyti, kad dabartinė rusų tauta gyvenanti Rusijos teritorijos miškų zonoje ir taip pat gyvenanti Baltarusijos teritorijoje, tai įvairios rytų slavų gentis, kurios įžengia į baltiškas teritorijas. Tas ėjimas į baltiškas teritorijas buvo ilgas procesas. Pradžia jo ištakos, tai yra 2 ketvirtis, galbūt vidurys 1 tūkstantmečio po Kristaus, ir po to per visą 1 tūkstantmetį, ypatingai iki 8-9 amžiaus, kai prasidėjo
masinė slavų migracija į tas teritorijas, vyksta lėtas asimiliacijos procesas. Jį yra analizavę ir rusų mokslininkai, archeologai, tokie kaip profesorius Valentinas Sedovas, kuris išskiria kelis tokius etapus. Pradžioj slavai apsigyvena baltiškos gyvenvietės teritorijoje, tai daugiausiai vyrai. Po to atsiranda jau mišrios šeimos, po to atsiranda jau ištisos grupės žmonių, kurios užpildo tas gyvenvietės ir galutinis rezultatas, mes jau nematome ten baltiškos gyvenvietės, o mes matome, kad slavai jau tą teritoriją įsisavina. Lygiai tas pats vyko ir su mažomis suomių-ugro tautomis, kurios gyveno Rusijos miškų zonoje iki pat Uralo. Ten irgi vyko toks laipsniškas procesas, kai išnyko ištisos gentis, tokios kaip Vės, Mėrė, Meščera ir kitos ugro suomių gentis. Irgi panašus labai procesas, kaip ir baltų asimiliacijos. Kodėl amžiams bėgant vis mažiau baltų kalbėjo protėvių šnekta? Ar tik ne dėl to, kad iš amžių gelmės atkeliavę žodžiai skambėjo nemoderniai, senoviškai, o gal net prasčiokiškai? Na, išlikimas galima ne tik į praeitį projektuoti, bet ir į ateitį tęsti. Iš tikrųjų, kalbomis kalbam nemechaniškai. Neužtenka išmokti kalbą ir kad žmogus ją kalbėtų. Nutautimo reiškinys rodo, jog žmonės kartais mielai priima kitas kalbas ir jomis mielai kalba, kartais net mieliau negu savąją. Kitaip sakant, yra daug svarbių papildomų, na, kaip mes dabar sakytumėm, psichologinių, psichinių veiksnių, bet jie ir sueina į tam tikrus dvasinius veiksnius, į bendras kultūrinės nuostatas. Jeigu lietuvių būti gėda, pavyzdžiui, jeigu būdamas lietuvis jautiesi užkampyje, tai žinoma, norėsi kalbėti kokią nors kalbą, ta, kuri tavo nuomonė yra nebe užkampio, o kultūros kalba, kurią tau kalbėti būtų negėda. Tokia istorija, žinoma, dažnai būna abipusiai veikimai. Tarkim, kunigaikštystės laikais nuo 15 iki 18 amžiaus buvo panašus santykis iš tarp lenkų ir lietuvių kalbos. Ilgainiui rytų baltai, galindai ir Dniepro baltai visiškai išnyko. Tik vakarų baltai, aisčiai arba prūsai, tęsė egzistavimą sunkiomis germanizacijos sąlygomis. Matot, kaip rytų baltuose vyko slavinimas, tai čia vyko germanizacija, vokietinimas. Skirtumas tas, kad čia vakarų baltų teritorijai, ypač senoji kryžiuočių valstybei, kurioje iš tautinių mažumų pati gausiausia buvo lietuvių mažuma, ir tie lietuviai ten labai buvo įsigalėję. Ilgą laiką buvo vystoma. Kryžiuočiai buvo suinteresuoti. Jie net save prūsais vadina. Iš čia iki šių dienų išliko tas terminas. Kryžiuočio ordinui kaip tokį panaikinus, paskutinis Romos imperatorius Albrechtas Hohenzollernietis, jis pasiskelbė pasaulietinių valdovų ir dėl to katalikiškai išlikę vakarai jau atsisakė ją įremti. Popiežius net prakeikė. Tai jis tada metėsi į lietuvius ir pradėjo, reiškia, skelbti, kad mes esam šitų prūsų tradicijų tęsėjai. Nu, ir lietuviai buvo ilgą laiką tiesiog proteguojami. Lietuvybės puoselėtojas Prūsijos kunigaikštis Žygimanto Senojo sūnėnas Albrechtas Brandenburgietis Hohenzollernas nusipelno atskiros apžvalgos. Juk būtent jis lietuvių kalbą Prūsijos kunigaikštystėje įvedė kaip privalomąją. Albrechto pakviesti į karaliaučių atvyko Abraomas Kulvietis, Stanislovas Rapolionis ir kiti mažosios Lietuvos kultūros veikėjai. Albrechto rūpesčių ir lėšomis Martynas Mažvydas parengė ir karaliaučiuje 1547 metais išleido pirmąją lietuvišką knygą Katekizmas. Lietuviškoji kultūra iš tikrųjų užgimė ten, buvusiai kryžiuočių valstybei užgimė. Nes Albrechtas valdovas tiesiog globoja, puoselėja tą kultūrą. Ir Mažvydą pasikvietė ir kitus.
tikra germanizacija prasidėjo tik tada, kada Prūsija labai kaip valstybė įsigalėjo ir įkūrė Vokietijos imperiją, Kaiserreich. Ir tada Bismarckas, suvienijęs Vokietiją, visiškai pradėjo naikinti tautinės kultūras, tuo pačiu ir Prūsijos lietuvius. Tada prasidėjo tikra germanizacija. Mokslininkai daro prielaidą, jog baltų kalba nyko, traukėsi ir siaurėjo tolygiai su katalikybės plitimu. Tiek iš rytų, tiek ir iš vakarų. Todėl ir išliko nedidelė salelė, saujelė senųjų baltų, kurie ilgiausiai iš visų gentainių pasislėpę miškuose užsispyrę tikėjo į senuosius pagoniškosius dievus. Dažnai tai yra suprantama, tai nebūtinai piktybinis tas toks suplakimas arba savinimasis. Tiesiog žmonės, jeigu ilgą laiką reiškia savo giliausias mintis tam tikra kalba, ta kalba persiima tomis mintimis, savokų atsiranda tas mintis reiškiančių. Jinai darosi, jinai kaip gyvas kūnas, jinai suauga iš tikrųjų. Tikėtina, jog būtent senoji lietuvių religija ar pasaulėžiūra platesnė prasme galėjo būti tas dvasinis veiksnys, kuris motyvavo būti lietuviu. Šiaip istorija rodo, kad iki Lietuvos krikšto tai tas religija buvo gana aktuali ir, tarkim, kertant Šventąsias Giraitės, Lietuvos moteris protestuodamos ėjo, Vytautui skųstis, kad mes grasino jam atsimesę nuo jo kaip valdovo, jeigu ir jis buvo priverstas atidėti tą Šventų Giraičių kirtimą, išvarė tą misionierių Jeronimą Prahiškį. Tai šiaip yra žinoma tokių pavyzdžių ir matyt, lietuvių religija galėjo būti tas veiksnys, kuris įprasmino lietuvių kalbą kaip vertą, kaip galbūt net vertesnė, kaip tikrąją, tarkim, kažkokio tikrojo tikėjimo, tarkim, tikrosios religijos kalbą. Kitas atvejis yra lenkų kalba, jinai katalikybę pavertė lenkiškąją ir sutapatino savo kalbą su katalikybė, paradoksaliu gana būdu, bet gana stipriai. Lietuviai, vertindami iš protėvių gautą neįkainojamą turtą, gimtąją kalbą, pakankamai kuklus. Ar išlikusias lietuvių ir latvių kalbas galime vadinti senųjų indoeuropiečių kalbų pagrindu, ašimi? Kad čia suprasim tą ašį, čia toks labai neaiškus terminas, kadangi rekonstruojama indoeuropiečių prokalbė iš visų gyvųjų dabartinių indoeuropiečių kalbų pati artimiausia būtent lietuvių kalbai, o lietuvių kalbagi reprezentuoja baltus. Iš tikrųjų, iš baltų buvusių kalbų lietuvių turbūt geriausiai išlaikė senasias baltų ypatybės. Tai dėl to, žinoma, ir galim vadinti ir ašim, bet tai jau čia toks, žinot, yra terminas nemokslinis. Be lietuvių kalbos studijų negali įsiversti nei vienas indoeuropistiką studijuojantis mokslininkas. Lietuvių kalbos instituto direktorė Elena Jolanta Zabarskaitė teigia, jog baltistika šiandien studijuojama 10 pasaulio universitetų. Kai kurie centrai tradiciniai yra išlikę ir ten vyksta įvairūs lietuvių kalbos tyrimai. Na, tarkime, turbūt kaip šalis, tai būtų galima paminėti, kad šiuo metu stipriausia baltistika ir lituanistika būtų Lenkijoje, Vokietijos universitetuose. Tradicinį stiprų centrą mes turime Italijoje, kurioje dirba visiems gerai žinomas ir mylimas profesorius Pietro Dini, jo mokiniai, jo doktorantai, jo kolegos. Taip pat yra centrų, kurie yra stiprus, kur dirbamas mokslinis darbas su lietuvių kalba. Čekijoje, Prahos Karolio universitete, ten dirba profesorius Ilja Lemeškinas, kuris daug dėmesio skiria seniausiams lietuviškiams mitams, labai daug dėmesio skiria lietuviškoms archivalijoms, kurių yra gausu Čekijos archyvose. Taip pat Čekijos Bruno Masaryko universitete lietuvių kalba yra ir tyriama, ir studijuojama. Ten dirba profesorius Tamošas Hoškovecas, dirbantis su lietuvių kalbos gramatika, arba Vaidas Šeferis, kuris daug dirba su Jono Basanavičiaus veikla atgimimo laikotarpiu, kuri, kaip mes žinome, taip pat susijusi ir su Čekija. Lituanistika ir baltistika yra išlikusi ir plėtojama, stiprėja Vengrijos Budapešto universitete.
Lietuvių kalba yra dėstoma Maskvos Lomonosovo universitete. Ten yra tyrimų šiek tiek, bet tai yra labiau šiuolaikiniai kalbos tyrimai. Peterburgo universitete profesoriaus Andronovo vadovaujami lituanistai daugiau gilinasi į dialektologijos dalykus ir ypač latvių dialektologijos, latgalių kalbos dalykus. Žodžiu, paveikslas yra labai margas. Prancūzijoje turime Danielių Petit, kalbos istoriką, jisai dirba Paryžiaus Inalko kalbų institute ir jo tyrimų kryptis yra susijusi su kalbos istorija, jisai yra daugiau tradicinis kalbos istorikas, indoeuropeistas. Amerikoje žinome, kad katedra yra Čikagos Ilinojaus universitete, kuriai vadovauja profesorius Giedrius Subačius. Turbūt tolimiausias taškas, kur yra studijuojama lietuvių kalba, tai yra Tasmanija. Tasmanijos universitete yra lietuvių kalbos seminaras, taip pat leidžiamas žurnalas skirtas lietuvių kalbai ir kultūrai, mokomasi lietuvių kalbos ir rašomos disertacijos iš lietuvių kalbos. Tai manyčiau, kad tai yra pati egzotiškiausia vieta. Šiaip centrų turbūt yra, kur mokoma lietuvių kalbos maždaug apie 30, kur jinai yra tyriama, jų yra gerokai mažiau, kur yra doktorantų, kur leidžiami žurnalai. Man atrodo, kad mums yra labai svarbu turėti tinklą, bendradarbiauti, iš Lietuvos pusės koordinuoti tam tikrą prasme tokius tyrimus, remti, nes tai yra svarbu ir dėl naujų idėjų atsiradimo, ir dėl tokių tyrimų išlaikymo, ir dėl naujų jėgų iš viso pasaulio pritraukimo. Lietuvių kalbos instituto mokslininkai draugė su kolegomis latviais atliko milžinišką darbą, sudarė baltų tautų atlasą bei vietovardžių žodyną, padėsiantį rekonstruoti tūkstančių metų senumo praeitį. Lietuvoje tai, ką mes darome šiuo metu baltams, kas yra, toks vienas iš fundamentinių darbų, tai yra baltų kalbų atlasas, kurį leidžiame kartu su latvių kolegomis ir kuris mokslinių pamatų gali tikrai įnešti naujos šviesos apie mūsų baltų genčių pasiskirstimą, gyvavimą ir kitus dalykus. Didelis fundamentinis darbas. O kitas darbas, kuris tikrai daug galėtų turėti įtakos tolimesniem baltistikos tyrimam, tai yra lietuvių kalbos vietovardžių etimologinis žodynas. Nes mes žinome, kad vietovardžiai yra pati seniausia žemės kalba ir jų pagalba galima rekonstruoti labai daug dalykų apie mūsų baltiškumą, apie mūsų baltišką praeitį. Kad tradicinę mūsų kryptį baltistiką reiktų stiprinti, tai aš to visiškai neabejoju. Kitos kryptis, modernios kryptis, jos gyvuoja savaime, jos yra maitinamos pasaulinių tendencijų, kurios yra moksle, o šita kryptis yra mūsų rankose. Niekas kitas be mūsų baltistikos netyrinės. Tai mums čia reikia visiems suremti pečius, nes dar padaryti turime labai daug. Ir kaip rodo jūsų laida, neatsakytų klausimų yra dar labai daug, į kuriuos mes turim kartu surasti atsakymus. Tuo tarpu užsieniečiai nevengdami emocijų stebisi archaiškiausia indoeuropiečių kalba. Garsus Italijos baltistas Giacomo Devoto teigia, kad europietis, trokšdamas gilintis į tolimiausių protėvių kalbos pavidalą, cituojame, nedvejodamas pirmenybę atiduos lietuvių kalbai. Italų mokslininkas, stebėdamas lietuvių tautos nepriklausomybės kovas, liko priblokštas ryžto, kurio apimti lietuvių patriotai, neturėdami genijaus literato ir žengdami pirmuosius savarankiškumo žingsnius, užsimojo patys dirbtiniu būdu sukurti šias sąlygas ir pamėginti pirmąsyk šiltnamyje išauginti medį, kuris auga tik šimtmečiais, iš lėto ir žmogaus valios neveikiamas. Filologas Vilniaus universiteto profesorius Olegas Poliakovas teigia, jog, cituojame, lietuvių kalba iš visų dabartinių indoeuropiečių kalbų išsaugojo archaiškiausią kalbinę struktūrą ir nemažai senosios indoeuropietiškos leksikos. Daugeliu atžvilgių ši kalba labai artima bendrai indoeuropiečių prokalbei ir padeda ją rekonstruoti. Taip pat ši kalba padeda atkurti išnykusias įvairių indoeuropiečių kalbų formas ir yra labai svarbi seniausių indoeuropiečių kalbų istorijai. Tai yra kaip stebuklas, kaip laiko mašina. Man gal ir tai aš galiu geriau
matyt, nes kaip iš šonas tai yra negimtoji kalba, objektyviai vertinti, nes kiekviena tauta brangina savo kalbą ir tai yra natūralu, bet kai, aš sakiau, kaip nepriklausoma, aš galiu pasakyti, tai yra vienas iš dvasinės indoeuropiečių tautų stebuklų. Olegas Poliakovas teigia, jog lietuvių kalba verta būti UNESCO pasaulio paveldo sąraše. Kalėdų didelė šventė artinas ir atpentai nor poryt pasibaigti. Rudenis, Hans Dramblys, per daug nemandagiai drėbdams ir besivoliodams purvos mūsų vargino skaudžiai. Kožnas į klumpes ir į vyžas įsinerdams, koliojo jo darbus ir jo madarą skystą. Bet ir ponai su šalnais, skraidydami žirgais ir su poniškais kasdien viešėdami rėdais, bet teškant purvams nešvankų rudenį peikį. Todėl į žiemius visi žiūrėdami žmonės ir sausos žiemos dideigi belaukdami skundės.